Pastaruoju metu vis labiau populiarėjančios elektrinės pavaros suteikia galimybę atsirasti ir vis daugiau tik elektra varomų transporto priemonių. Pavyzdžiui, sparčiai populiarėja elektriniai paspirtukai ar dviračiai. Tačiau neapsiribokime tik jais. Šiandien parodysime, kokios yra plačios galimybės rinktis tik iš elektra varomų nedidelių mobilių transporto priemonių. Nors šiuo metu vienos populiariausių elektra varomų mikrojudumo transporto priemonių yra paspirtukai bei dviračiai, tačiau kai kuriems, ypač turintiems ribotas fizinės galimybės judėti, reikia daugiau patogumo, stabilumo bei saugumo. Todėl nieko nuostabaus, kad tokias savybės atitinkančias formas sujungus su elektrinėmis pavaromis atsiranda vis daugiau įvairių tipo transporto priemonių, kurias galima pritaikyti pagal specifinius poreikius. Nors Lietuvoje tai naujovė, tačiau tokių transporto priemonių ekspertas Deividas Arefjevas pasakoja, kad susidomėjimas jomis užsienyje padidėjo jau prieš gerą dešimtmetį. Visgi, kad platus jų pasirinkimas būtų pateiktas ir mūsų šalyje, padiktavo natūralūs poreikiai. Pirmiausiai tai atsirado pačių klientų norų ir šeimos aplinkoje, kada šeimos nariai, kuriems jau yra sunkiau judėti, pasiprašė tiesiog, ar yra galimybė transportą įsigyti, kuriuom galėtumėm judėti, nereikalaujant anūko ar kažkieno pagalbos. Tai tiesiog susibėgom į tokią reikalą, kada turim galimybę pristatyti ir turim galimybę žmonėms duoti transportą, su kuriuom gali nuvykti patys, nereikalaudami kitų pagalbos. Daugelis tokių elektrinių transporto priemonių yra pritaikytos žmonėms, turintiems ribotas galimybės judėti, todėl siūlomi modeliai atrinkti daugiausiai atsižvelgiant į tai. Mes jau per gerą vieną sezoną esame atsirinkę, kas klientams labiausiai tinka. Kaip minėjau, kada atsirado jau šeimoje poreikis klausimas, tai atsirado ir rinkos truputėlį analizavimas ir automatiškai subėgom į tokius dalykus, kad yra ir senų ūkininkų, yra kurie nori žaliai važiuoti. Yra klientų, kuriems, kaip Lietuvos oras šiai dienai, tai lyja, tai nelyja, nori būti po stogeliu. Yra klientų, kurie nori važiuoti laisvai pasijusti dar vis jaunų. Didžiausias klientų yra, kada jiems yra sunkiau judėti. Tai yra mūsų didžiausias segmentas, tai dėl tos judėjimo negalios, sakykime, ir noro nuvykti kažkur, tai yra visa šita paletė, kaip vadinam, ir yra subėgusi mūsų topinės prekės. Deividas priduria, kad tam tikrus modelius renkasi ir įmonės. Pavyzdžiui, elektra varomi motoroleriai ar nedideli savivarčiai yra ypač praktiški didelėse pramoninėse teritorijose, nes reikiamą vietą leidžia pasiekti greitai, o itin didelis privalumas yra tai, kad saugiai tokias transporto priemonės galima naudoti ir uždarose patalpose, nes jos neskleidžia ne tik garso, bet ir išmetamųjų dujų. Tiek komercinius, tiek keleivinius modelius renkasi didelius plotus užimančių ūkių bei sodybų savininkai, nes jie labai padeda kasdienėje buityje. Tokių transporto priemonių įveikiamas atstumas taip pat pakankamai praktiškas. Vidutiniškas nuvažiavimas visų transporto priemonių yra 40 km, galima ir taip ir 60, bet imkim kaip vidurkį tvarkingą, tai jūs galite laisvai judėti tiek miesto ribose, tiek užmiestį, gyvenate 7-8 km nuo miesto ir norit susisiekti, tai yra puikiai transporto priemonė nuvažiuoti tą atstumą. Ir vakare visą laiką jūs galite pasikrauti iš namų, tiesiog naudojant namuose esamą elektrą. Jums tikrai nereikia kažkokios specialios stotelės. Ekspertas pabrėžia, kad šių transporto priemonių negalima lyginti su įprastais automobiliais, motociklais ar motoroleriais, nes tai visiškai skirtingos kategorijos. Visos šios varomos elektra yra priskiriamos AM kategorijai, todėl jas vairuoti galima nuo 15 metų, nebūtina turėti vairuotojo pažymėjimą. Jų greitis taip pat ribojamas, maksimaliai galima įsibėgėti iki 25 km/h, o esant poreikiui limitą galima sumažinti dar labiau. Taip pat apgalvotos ir įvairios smulkmenos, kurios užtikrina patogumą bei lengvą valdymą. Pavyzdžiui, pasisukančios sėdynės, reguliuojamas vairas, porankiai ir dėtuvės, lengvai pasukamos greičio rankenėlės ir stabdžių svirtelės. Taip pat saugumą užtikrina ir ryškios transporto priemonių spalvos, žibintai, posūkio signalai, o tai itin svarbu dalyvaujant eisme. Žinoma, visa tai yra tam tikra investicija, tačiau ar ji tikrai didelė palyginus su gaunamomis galimybėmis bei patogumu? Jeigu vidutinišką imkim transporto priemonę, kad ir įvardinkim tą 1000–1500 eurų ribą, aš manau, yra daug pigiau
negu kiekvieną dieną prašyti kažkieno, kad mane pavežtų, susimokėti taksi, ar galų gale jūs savo namų sąlygomis pasikrovėte, jums nereikia nei dizelino, jums nereikia nei benzino, galų gale jums nereikia degalinės. Nors tai ir transporto priemonės, tačiau pasiekti tolimesnius taškus savarankiškai jos vargu ar galėtų, todėl pardavėjai pasirūpina, kad pirkėjams nereikėtų sukti galvos, kaip jas parsigabenti. Fizinę parduotuvę turime Mažeikiuose, taip pat turime esaurida.lt internetinę parduotuvę, kuris yra platus pasirinkimas transporto priemonių. Šiuo metu turime būtent pristatymą nuo 1 iki 5 darbo dienų ir, kaip matote, yra vasara šiuo metu, tai yra pats momentas įsigyti transporto priemonės.